Sveiki visi, smagu, kas prisijungė, kas nori išgirsti daugiau apie įsisąmonintą mitybą. Man tai yra labai svarbu, nes jinai pas mane atėjo ir man suteikė tikrai daug kitokių spalvų, tokio balanso, lengvumo gyvenime ir labai labai noriu dalintis tuo su kitais. Tai aš esu Natalija, tinklaraščio Skonio burtai įkūrėja, kuris ir yra būtent apie sveiką gyvenseną ir balansą kasdienybėje. Tai aš esu diplomuota sveikatos specialistė, kuri iš teisės šoko į sveikatos sritį ir mindfulness mokytoja ir aišku, įsisąmonintos mitybos praktikė. Tai mano tikslas yra būtent suteikti tą ramybę, balansą gyvenime ir kad maistas būtų natūraliai mūsų gyvenimo dalis, o ne vargas ir taisyklės, ribojimai ir jokio atsipalaidavimo. Tai kviečiu žengti būtent į tą ramesnį, sveikesnį gyvenimą. Tai įsisąmoninta mityba yra kaip ir mindfulness tokia rūšis, MB Eat yra tokia programa, būtent mokslo patvirtinta, tai jos taikymas, tai būtent įsisąmonintos mitybos irgi naudojamas dirbant ir su valgymo sutrikimais, tai yra praktikos šios, tai jinai skatina būtent tokį lėtesnį gyvenimo tempą su maistu. Daugiau atsiribojimų nuo visokių išorinių dirgiklių, tai yra aišku, be telefonų, televizorių mokomės gyventi, kai valgome. Aš apie tai turiu, apie valgymo procesą, nes mes skiriam dėmesio valgymui. Ir aišku, yra apie tai, kad mes tyrinėjam save, analizuojam ir savo emocijas, savo poreikį, savo sotumą, alkį. Čia nėra apie tai, kad mes skaičiuosim kalorijas ar galvosim, kas yra tiksliai mūsų lėkštėje. Taip, aišku, mes edukuosimės irgi visada apie sveikatai palankią mitybą, bet mes daugiau einam per savo vidinius pojūčius. Stebime save, savo alkį, savo sotumą, nagrinėjame, tyrinėjame užplūstančias emocijas, žiūrime, kaip mes valgome, ar mes valgome susikoncentravę į maistą, jaučiam visus jos skonius, tekstūras, ar mes dėliojame mintis apie planus, reikalus, strategijas. Ir čia mes turim įrankius būtent dirbti su savimi ir labiau išjausti save, kad mes nebėgame nuo savo emocijų, nuo savo kažkokių įtampų, o mokame jas tyrinėti ir dirbti. Mes mokame nekaltinti save už suvalgytą dar vieną bandelę, kurios neturėjo būti, o mokame tyrinėti save ir suprasti save ir atrasti kitokių sprendimo būdų galbūt ateityje, bet būtent per tyrinėjimą, meilę, savo atjautą. Ir tai yra labai svarbu, būtent per šitus vidinius dalykus eiti į mitybą. Tai kaip aš labai mėgstu sakyti, nuo ramybės iki mitybos. Tai čia yra tas kelias, kad mes žiūrim ne mitybos planą, kurį mes turim vykdyti, o mes einam tokia banga lengva būtent per savo vidų ir tuomet susitvarko ir mityba, o tų įgūdžių tikrai mes galim įgauti. Ir žmonės natūraliai turi gebėjimą valgyti dėmesingai ir paprastai tai gali daryti, bet to nedaro, tai aišku ir automatizmų virtę mūsų kasdieniai įpročiai, emocijos, kitokios būsenos ir tam tikrai dirgikliai aplinkoje. Tai mes ir mokysimės, kaip tai pažinti, kaip būti su jomis ir kaip paversti būtent savo gyvenime tą balansą. Ir labai dažnai yra šiai dienai tokia problema, kad mes moderniame pasaulyje turim savo labai daug tikslų, labai daug iššūkių ir mūsų gyvenimas tą paimti, nuvežti ir toks chaotiškas dažnai labai gaunasi. Ir šiai dienai yra tai, kad mes turim labai daug emocijų, bet mes nebemokame su jomis pabūti, jas patyrinėti,
išjausti, o mes nuo jų arba bėgame kažkaip ieškodami, kažkas gal šoka į kedus ir bėga kuo greičiau, paskui, aišku, ir atrodo kitaip viskas yra, bet vis tiek nėra to emocijų tyrinėjimo. Taip ir su maistu. Daug kas užvalgo tiesiog savo emociją, savo dienos įtampą ir labai dažnai maistas irgi būna ar miego trūkumas, nes valgome daugiau saldaus norisi, ne? Ar turim įtampą ir norim ją užvalgyti, ar mum liūdna. Mum maistas irgi tampa tokia kaip palaimos akimirka. Tai emocijos ir mindfulness būtent yra labai tokia sąsaja, kad mes einam būtent per emocinę ramybę, nes emocijos irgi turi labai didelį ryšį su maistu ir netgi reiktų pirmoje vietoje, ne, kai labai daug kas mėgsta, kad reikia mitybos plano, panašiai, bet turim sudirbti su savo vidumi. Kai mes mokam su savimi sutarti, tai ir kitos veiklos, kiti gyvenimo intarpai tampa kur kas paprastesni. O emocinis valgymas tai tikrai veikia ir mūsų ir nuotaiką, paskui būna ir depresijos, kai mes kaltiname save, eina kaltinimai savo, tai jis taip pat veikia ir mūsų valgymo pasirinkimus, nes mes tiesiog nemokam būti su savo emocijom, jas ištyrinėti, turėti kažkokių priemonių, kaip su jomis dirbti ir dažnas tikrai užvalgo jas maistu. Tai būtent įsisąmoninta mityba ir padeda tolinti tą emocinį valgymą ir kad mes turėtume tiek santykį su savimi, su savo kūnu ir sveiką santykį su maistu. Tai būtent ši mitybos rūšis ir eina tokia nuo ramybės iki mitybos, kad mes ugdome sveiką santykį su maistu. Ir čia yra sveiko santykio su maistu požymiai, kuriuos galite pasižiūrėti ir pažiūrėti, ar jum jie atitinka, ar yra tokių vietų, kur tikrai nėra to sveiko santykio ir kur tikrai reiktų į tai atkreipti dėmesį ir pabandyti padirbti su savimi ties šia linkme. Ir dėmesingas būtent valgymas, įsisąmoninta mityba padeda pajusti save, padeda pajusti savo vidinius pojūčius, ką mes iš tikrųjų jaučiame, ar mes jaučiame alkį, ar tai yra automatinis valgymas, gal mes užkandžiaujame nejausdami fiziologinio alkio, ne? O tiesiog gal norim pabėgti nuo darbų, nuo kažkokių įvykių, nes dažnai būna ir gerai kažką daryti, gal einu arbatos, prie arbatos dar kažko, ar panašiai, kad tik nereiktų eiti daryti arba atitolinti tą procesą. Tai čia labai padeda būtent tai savianalizė, savęs stebėjimas ir mes mokame pajusti ir maisto skonius, būti maiste, su šiek tiek lėtesnių valgymų, su įvairiom praktikom ir stebėti savo reakcijas į maistą, kas yra labai svarbu, kad eiti valgyti būtent jaučiant savo vidų. Ir maistą mes priimame irgi be vertinimų, net jeigu ir suvalgėme daugiau, bet mes nekaltiname savęs, yra įvairios praktikos irgi, kad mes tyrinėjame save, priimame savo kūną, savo jausmus. Ir tai yra labai svarbu, kad ir įvairios mintis pas mus ateina, tai reikia nebėgtis nuo jų, o priimti tai, kad mintis yra mintis ir emocijos tik emocijos ir jos ateina ir išeina. Ir tikrai tai padeda būtent gyvenime suprasti, kad kaip ir gyvenime būna visokių dienų, ne vienos baltos, kitos juodos, bet aišku, norisi daugiau baltų dienų ir puikių. Tai
Čia kaip mūsų kritinis protas, ane, kuris mus pastoviai gali kritikuoti, bet jeigu mes priimame, kad tai tik proto reakcija, bet ne mūsų širdis, tai vėl yra kitaip. Tai pokyčiam reikia labai klausyti savo širdies ir veikti būtent iš jos ir norisi būtent ir skleisti tą pozityvą ir tą šilumą viduje, nes tuomet ir jaučiamės mes kitaip. Tai kam skirtas būtent dėmesingos mitybos lavinimas, nors aišku, pas mane, kaip atrodo, ir visada buvo ta sveika mityba, kaip visada, kai aš jau ėjau tuo keliu po tam tikrų sveikatos sutrikimų, turėjau egzemą, virškinimo problemas nuolatinės, tai taip ir pasikeitė mano mityba. Bet įsisąmoninta mityba man labai padėjo atrasti būtent vidinį balansą. Nes aš irgi tokia buvau, mėgstanti paužkandžiauti, tikrai. Ir būtent ši mityba man sudėjo tokius stalčiukus, tokią ramybę. Aš labai pradėjau jausti, kada iš tikrųjų aš noriu valgyti, ar aš noriu nukreipti save, autopilotas veikia ir panašiai. Labai pradėjau stebėti save, savo pojūčius ir man tai davė nerealiai gerus rezultatus tiek vidumi ir tiek aplamai, kuriuos tikrai norisi pasakoti kitam. Tai laviname mes ir maitinimo įgūdžius, ir tokie impulsyvūs valgymai, emociniai persivalgymai tikrai mažėja, o jeigu jie ir yra, mes mokame su jais būti, išbūti, patyrinėti, suprasti, kodėl, kaip ir aišku, nekaltinti savęs. Ne? Tai būtent įsisąmoninta mityba taip pat taikoma kaip priemonė valgymo sutrikimais. Tai nėra tas dalis, kuris jums išgydys bulimiją, anoreksiją, ne, bet čia yra ta priemonė kaip papildoma, tai ji yra taikoma. Ir kaip bebūtų, ši mitybos rūšis prisideda ir prie sveikatos gerinimo, nes gerėja mūsų mitybos įgūdžiai ir tuo pačiu emocinė būsena. Ir čia kaip visos ligos tik nuo nervo, tai čia susitvarko vidus, susitvarko mūsų dienos režimas, kas labai svarbu. Tai kam naudinga ši mityba, tai kas nori pagerinti santykį su maistu, nejausti kaltės po netinkamo galbūt maisto epizodo, bet patyrinėti jį, priimti. Ir jeigu net ir būna taip, kad mes ir su draugais susitinkame, tai nereikia dėl to kaltinti, nes socializacija irgi labai svarbi. O jeigu mes valgome iš liūdesio, tai irgi reikia tyrinėti, būti su savo emocijomis, jas suprasti ir jokių būdų nekaltinti. Tai siekiantiems ramesnio santykio su maistu, mažinti tą vidinį kritiką, stresinį valgymą, persivalgymus ir kurie patiria tam tikrų iššūkių būtent su mityba, kas, tarkim, laikėsi ne vieno mitybos plano ir nepadėjo. Ir vis tiek mes grįžtame prie to paties. Tai būtent tas santykis su maistu, jisai tikrai gerėja. Privalumų tikrai yra daug. Aš pati esu tokia, kaip aš labai džiaugiuosi visame tame ir būtent ir ši įsisąmoninta mityba mane atvedė ir prie jogos mokytojų mokymų, nes supratau, kaip čia viskas yra susiję ir joga irgi tai nėra vien asanos, tai yra vidinis džiaugsmas, vidinis balansas ir čia būtent naudojama įsisąmonintoje mityboje ir dėmesinga joga, kai mes stebim savo judesius, atliekam ir kvėpavimo technikas, tai privalumų tikrai labai daug. Tai nėra kažkokia eilinė mityba, eilinė dieta, ne, tai eina kur kas giliau per savo vidų, per savęs pajautimą. Ir tai yra labai labai didelė nauda žmogui, nes paliečia labai daug tokių giluminių dalykų. Ir taip pat, kaip ir sakiau, naudojamas būtent ir valgymo sutrikimams, emociniam valgymui ir tokių kaip nerimo, depresijos požymių sumažėja ir pagerėja mūsų
tiek ir socialinis funkcionavimas, kaip mes mokame būti aplinkoje, mokame būti net ir svečiuose. Iš tikrųjų, aš pastebiu save, kai aš jau tiek laiko taikau būtent įsisąmoninti mitybą, aš kitą sykį galvoju, kad nors ir daug maisto, ne, bet aš neturiu to noro jo valgyti, nes aš jaučiu save, jaučiu, kad aš nenoriu, jaučiu, kaip aš jausiuos galbūt, jeigu suvalgysiu šitą maistą, nes vis tiek norisi valgyti tai, kas tau duoda naudos, ne? Ir išmoksti save valdyti įvairiose situacijose. Ir tai yra, wow, kažkas tokio labai faino. Ir dėmesingumas irgi dažnai yra su klausimais sau, nes kaip mes tyrinėsime save, nepaklausdami savęs, tai yra tie klausimai, kurie naudojami, tai būtent kodėl aš valgau, kada, ką, kur, kaip, kiek, tiesiog paanalizuoti save. Ir jūs patys dabar galit tiesiog užduoti savo tokius paprastus klausimus, pastebėti savo alkį, kaip jūs jį jaučiate, kur jūs jį jaučiate ir paanalizuoti save. Tai labai paprasti klausimai, bet dažnas tikrai juos savo neužduoda, nes gyvena tiesiog autopilotu, o įsisąmoninta mityba jinai ir mokina trumpam sustoti, vos trumpam ir paklausti savęs, pastebėti save. Nes autopilotas gyvenime jisai mus labai atitolina nuo savęs ir mes, atrodo, ieškom pagalbos ten, šiandien, o paklausti savęs nebemokam ir nebemokam pajusti save. Tai yra apie tai, kad daugiau paklausti savęs. Ir iš tikrųjų yra labai daug dabar mokslinių tyrimų ir kai aš juos stebiu, nagrinėju ir žiūriu, kad vis atsiranda jų daugiau, kad būtent MBIT programos taikymas su valgymo sutrikimais ir kuriant ir psichoedukacinį turinį, tai čia buvo naudojamas kaip vienas iš pavyzdžių, kurį įkėlėm, nes jų tikrai yra daug, ir dėmesingumo įvairios praktikos. Ir programos dalyviai stebėjo save, vedė dienoraščius. Ir čia buvo tokia 6 savaičių programa, būtent dėmesingumas ir emocinis valgymas, automatinės reakcijas, stresas, reagavimas ir kitoks atsakas, retritas buvo, tai ir aišku, ir kiekvieno žingsnio irgi analizė. Ir labai džiugu matyti, kad būtent ši programa jau po 6 savaičių reikšmingai pagerino reakcijas į maisto kontrolę, intuityvų valgymą, emocinių impulsų reguliavimą, sumažino stresą. Ir tikrai rezultatai buvo statistiškai reikšmingi, tai reiškia, kad jie labai vertingi. Ir tai buvo tik 6 savaitės, ne? Bet jeigu mes išsiugdome tos gebėjimus, turim praktinius įrankius, praktinius įgūdžius, kaip tai taikyti kasdienybėje, tai koks rezultatas mes galim pasiekti, ne? Tai yra praktikos, kurias mes įtraukiame į savo gyvenimą ir turim puikius rezultatus. Ir atlikta būtent ir literatūros apžvalga ir naudoti čia irgi įvairūs metodai. Ir būtent vienas iš metodų buvo irgi MBIT programa. Ir kas irgi padėjo, tai nutukimui būdingo valgymo elgesiui koreguoti. Tai jeigu klausia dažnai dėl svorio metimo, ar čia nėra tiesioginė svorio metimo programa, ne, kad mes koncentruojamės į svorio metimą. Bet kai mes išsiugdome būtent šiuos savo gebėjimus, einam per įsisąmoninimą, tai su laiku nesusitvarko mūsų mitybos režimas, mūsų mitybiniai įpročiai.
Ir jeigu mes turim viršsvorį, jis tikrai pakrenta, patikėkit manim. Reikia tik praktikuoti, o praktikavimas tai daugiau ramybės ir mažiau streso. Ir ši programa būtent padeda išjungti autopilotą, stebėti savo pojūčius, savo tempą, tokius trigerius būtent atskirti, kurie mums trukdo atskirti alkį fiziologinį nuo emocinio, patenkinti savo sotumą, jį stebėti, alkio stebėjimas ir savęs nekaltinimas ir išmintingi tvarūs mitybos sprendimai. Tai apie tai yra būtent MBI programa, kurią vedu aš, ane? Ir čia mes mokomės ne tik suderinti šitos dalykus, mes mokomės ir sveikos mitybos, kas yra naudinga mum, kas yra naudinga mūsų organizmui. Tai yra įvairios ir meditacijos, įvairios praktikos kvėpavimo, joga, nedėmesinga, tai irgi visa tai įeina į šią programą, kur atrodo su mityba ir tai čia eina mityba per vidinius potyrius ir taip keičiasi mūsų vidus, ugdosi mūsų sąmoningumas ir ugdomės mes ir gerėja mūsų santykis su maistu. Tai aš teikiu būtent individualias praktikas bei dirbu komandoje, tai yra su įmonėmis, organizacijomis. Tai yra standartinė 8 savaičių programa, kurią tikrai verta praeiti. Aišku, kai dirbame individualiai, jau pagal žmogų individualiai koreguojame temas, koreguojame laiką, kaip mes dirbame ir panašiai. Ir labai džiugu pranešti, labai noriu, kad nuo sausio 12 būtent startuos online programa mano, būtent dėmesingo valgymo. Tai jinai bus per Nutri platformą, tai ten programėlėje mes kiekvieną dieną bendrausime, bus kiekvieną savaitę Zoom susitikimai, tai yra mokymai visomis šiomis temomis, kas liečia būtent MBI ir mitybos taip pat ugdymas, bus ir meditacijos įkeltos, ir trumpos dėmesingumo jogos, ir kvėpavimo pratimai, ir ta pati edukacija. Tai labai gerai, kad bus telefone, galime bus stebėti save, savo alkį, sotumą, analizuoti savo emocijas, turėti įpročius, kurie formuosis, taip pat bus prieiga prie mano kurtų receptų arba galėsit dalintis savo idėjomis. Tai labai noriu pranešti, kad tikrai galite registruotis, galite rašyti man, jeigu įdomu, ar norite prisijungti prie šios programos, ar dirbti individualiai, tai per Nutri nuotolį irgi galime, yra įkelta, galite užsukti į www.skoniburtai.lt ir ten rasite nuorodą į Nutri programėlę. Ir kaip sakiau, galime individualiai arba gyvai Šiauliuose individualios konsultacijos, o jeigu jau su įmonėm, organizacijom, tai dirbu visoje Lietuvoje, tai čia jau reiktų kreiptis individualiai. Ir labai noriu jūs pakviesti, nes noriu tiesiog skleisti tą šiltą, nuoširdų santykį su savo kūnu, su savimi, su mityba, su kasdieniais įpročiais, kad viskas būtų paprasta ir lengva. Ir kad mes nesunkintume savo gyvenimą, o tiesiog pasimėgautume juo. Tai labai to noriu ir tikiuosi, kad prisijungsite ir kartu mes eisime į tą balanso gyvenimą nuo ramybės iki mitybos. Tai ačiū, kad klausėte, kad buvote ir iki kitų kartų.